Sveiki kolegos, tęsiu kelnių defektų taisymo pamokas. Vaizdas iš nugaros, kelnės, ties aukščiausia sėdmenų vieta, ties vidurio siūle. Šita siūlė kartais bando lįsti ten gilyn į kūną, kas yra labai nemalonu dėvėjime ir atrodo nelabai kaip. Dabar, kaip reikia pataisyti? Imat kelnių nugaros detalę, vadinasi, jums trūksta štai šitos vidurio linijos išlenkimo. Bandom ją gilinti, nuo šitos tiesios vietos iki pat žingsnio siūlės viršutinio taško. Išgilinam tiek, kiek jums pagal figūrą reikia. Jinai turėtų būti pakankamai lenkta. Kuo sėdmenys yra didesni, tuo šita linija turi būti labiau išlenkta. Be abejo, būtina šitą vidurio siūlę, kelnių vidurio siūlę ir išfasonuoti. Tai yra išlyginti su lygintuvu, ją ištampant. Pažadu, kad bus tokia pamoka ir parodysiu, kaip yra daromas kelnių vidurio siūlės fasonavimas. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė.